Taigi prasidėjo prieš maždaug 6-7 metus, kai norėjau namuose atkurti mažą lietuvišką sodybą. Taigi, pasidariusi nedidelį mažą namelį, mažas interjero detalės, aš vis pildžiau jas dėliodama. Vėliau pradėjau ieškoti daugiau detalių, ieškojau informacijos internete ir tiesiog norėjau tobulinti patį interjerą, atkurdama kuo tikresnį lietuvišką kaimą. Būtent lietuvišką kaimą, kad galėčiau vaikams, galbūt suaugusiems, vieniems priminti, o kitiems iš naujo papasakoti, kaip mes gyvename seniau. Kokia buvo mūsų lietuvių buitis ir kaip mes vieni su kitais bendravome. Taigi tiek bendravimas, tiek pats kaimas buvo labai artima. Taigi ir viskas įgavo pagreitį. Prieš maždaug 2-3 metus norėjau atkurti kuo tikroviškesnį kaimelį. Prasidėjo kūrybos etapas toks, kad ieškojau kaip tai išpildyti techniškai. Tai reikėjo įvairios būtent iš dailės pusės, kas man labai buvo reikalinga, pradėjau domėtis pačią techniką, ieškodama informacijos, bet labai domėjausi ir visada domiuosi Lietuvos istorija, nes iš tiesų Lietuvos istorija yra be galo žavinga, be galo graži. Ir šitas mano kaimelis, prie kurio aš dabar stoviu, yra maždaug nuo 1900 metų iki 1960 metų. Taigi patį didžiausią ir tikrai įdomų eksponatą galim pamatyti štai čia. Tai yra Savičiūnų dvaras. Savičiūnų dvaras yra statytas maždaug nuo 1754 metų. Keitėsi savininkai, keitėsi jame gyvenantys žmonės. Maždaug interjeras šiek tiek yra panašus, kadangi pritrūko informacijos. Tos informacijos yra nedaug apie jį. Šiuo metu jis yra dabar negyvenamas. Ir labai gaila, bet yra negyvenamas. Tai va, jis dėl to ir yra mano kaimelyje, kad mes galėtume rasti ir iš naujo prisiminti buvusias vietas. Taigi, šioje vietoje mes galim pamatyti iš tiesų, kaip atrodė lietuvių buitis, kaip žmonės gyveno seniau, kad buvo verpimo ratelis, buvo krosnis, pečius ir netgi su asla esantys grindinys. Grindinys taip pat iš mano tėvelio vaikystės pasakojimų yra išlikęs. Būdavo netgi ir čiužinius prikemša šieno, vadindavo senikais. Ir kokia buvo lietuvių buitis. Tai mane nuo pat mažumės tai labai žavi, kadangi augau labai mylinčią šeimoj. Taigi galim keliauti toliau. Kadangi augau tokiai mylinčią šeimoj, tai visa tai ir atsirado mano gyvenime. Toliau, ką mes matom, tai yra krautuvė. Krautuvė taip pat yra gausi įvairių rakandų, įvairių daiktelių, bet kas yra joje įdomu, būtent krautuvėje galima rasti lietuviškos keptos duonos. Taip, kepta duona buvo kepama. Na ir daugybė klėčių. Gal kada ateityje išeis jas išdėlioti, kaip būdavo vienkiemiai atstumai. Kol kas viskas sudėta štai taip. Na, o mes vėliau keliaujam į arbatinę, kuri yra atkurta naudojantis paveikslėlių nuotrauką. Tai būtent Žagarės arbatinė. Nuotraukėlė, kurią mes matome, yra daryta 1925 metais. Pati arbatinė atrodo štai taip nuotrauka ir realybėje mes ją galim pamatyti mažą. Vėliau ši arbatinė
Taip, jinai taip pat yra užpildyta įvairaus pagal laikmetį atitinkančio įvairaus ir žolelių kvapo, ir aromatingų įvairių čiobrelių. Ir visa tai yra pagal tą laikmetį. Taigi, vėliau keliaujam į paštą. Va, mūsų senasis paštas kaimuose atliko ypatingą vaidmenį. Jais keliavo laiškai ir siuntiniai. Paštas taip pat yra atkurtas pagal tą laikmetį ir jame yra daugybė laiškų, truputėlį, laiškai išsimėtę nuo šiąnakt siautusios audros, nes pas mus kaimelėje minis taip pat siaučia audros. Vėliau vadinamoji senoji vaistinė. Seniau ją vadindavo aptieka. Taip, tai vėlgi, kad prisimintume pavadinimus, kad mes prisimintume, kaip mes gyvename tame laikotarpyje, vaistinė taip pat yra atkurta pagal tą laikotarpį. Taip pat atsidaro stogas ir mes galime pažiūrėti iš mūsų išgriuvų. Čia šitą dabar iškirpt reikės. Va čia. Čia mūsų transportavimas. Aš pečiau taip įstatysiu. Šitą iš naujo vietą galit. Aš atidarau, jūs galit prieiti. Vaistinė. Pagal to meto laikmetį. Vaistinės būdavo tikrai Lietuvoje prabangios. Būdavo ir labai gražus baldai. Vaistinės buvo pasididžiavimas mūsų krašto. O vėliau keliaujame gražiu keliu nuo pašto link koplyčios. Mūsų kraštas yra taip pat katalikiškas, dėl to yra ypatingai svarbu pažymėti, kad Lietuvoje būdavo švenčiami ir švenčiama sekmadieniai, įvairios katalikiškos kitos šventės. Malūnas, kuris mala, girnos sukasi. Būtinai reikia paminėti, kad malūnuose yra net ir girnos. Girnos sukasi ir malūnas mala. Štai kaip mes gaudavom mūsų kasdienę duoną. O kaip technologija pati sumąsčiusi, prisitaikiusi klijavimą, dažymą, tautodailininkų darbus įvairiausius gabaritus atitinkančius, ieškote, surandate, taikote interjerams, su tautodaile bendraujate? Taip, tiesiog, žinokit, išieškota yra pati ta technika, kad kuo labiau atitiktų pats šešėliavimas, kad spalviškai atitiktų, nes nėra ryškių spalvų mūsų praeityje. Visos spalvos pakankamai išblukusios, natūralios, daugiau buvo naudojama mediena, ką ir norėjau išgauti kuo natūralesnį medienos atspalvį, kad tai atrodytų tarsi medis, nors tai yra tiesiog popierius nudažytas tam tikromis specialiomis spalvomis. Tai taip ir visų langų vadinamoji apdaila. Taip pat tai yra būtent pagal senovę viskas rentasi, tiek nuotraukomis, tiek kitų tautodailininkų darbų, kurie fotografuoja būtent langus ir yra išleistos knygelės, tai yra nuostabus darbai. O kaip pasirenkat namą, kurį daryt? Kaip išsirenkat namuką, aptieką ar kitą kokį malūną? Kaip surandat, keliaujat po Lietuvą? Skaitot istoriją, vartote Google'e debesis informacijos. Informacijos ieškau internete. Tiesiog susigalvoju, kad noriu padaryti paštą ir ieškau apie paštą. Savičiūnų dvarą ieškojau maždaug gerus kokius 3 mėnesius, kol radau būtent šį dvarą, būtent Savičiūnų dvarą. Ir tiesiog yra tam tikras gal kaip meno žmogaus pojūtis, kad nori būtent šitą padaryti.
Tai remiuosi internetu, remiuosi pasakojimais, važinėju po įvairius muziejus. Daugybė nuotraukų, daugybė informacijos būtent muziejuose ir gaunu. O gyventojai įsileidžia į Gryčias, jeigu tai privati valda? Įsileidžia gyventojai, iš pradžių ne visada iš karto ir supranta, ko aš noriu, bet kai maloniai ir šiltai pabendrauji, tai toks būna ir abipusis ryšys. Taip, iš tikrųjų tai taip, malonų žmonės, iš tikrųjų ypač kaimuose žmonės, jie tokie kitokie, jie labai nuoširdūs. O kokią perspektyvą įsivaizduojat? Turit planą jau veiklos, turit temas pasirinkus ateičiai? Taip, planas yra augti. Vienas dalykas augti, kitas momentas pasakoti, šviesti, kad girdėtų, kad mylėtų mūsų kraštą. Ir dar kitas planas dar daugiau visko turėti, kad būtų dar tikslesni, galbūt pagal regionus kažkurie nameliai būtų išstatomi. Tai va, aš manau, kad laikas parodys.